Šią savaitę turėjome linksmuosius kanalius akcijų indeksų pasaulyje, auksas švytėjo ir švyti ryškiau nei jūsų močiutės papuošalai ir tarifus sukeliančius daugiau chaoso nei mažylį žaislų parduotuvė. Tai šioje apžvalgoje pasinersime į saugių aktyvų pasaulį, infliacijos staigmenas ir technologijų gigantus, kurie girdėjau, kad atrodo kaip sutraiškyta skardinė, kurią nusivylęs investuotojas bando įmesti į taromatą ir atgauti bent 10 centų. Ir taipogi pažiūrėsime keletą investavimo idėjų, kurių keletas mūsų investicijoms gali suteikti daugiau stabilumo, keletą, kurios gali padidinti augimo potencialą ir pamatysite, kaip raudonavo mano investicijos šią savaitę. Tai smagu, kad užsukote, žiūrėkite video iki galo ir būsiu be galo dėkingas, jeigu spustumėte like mygtuką už šios apžvalgos paruošimą ir pradedam. Tarifų euforija ilgai netruko. Po 2025 m. balandžio 9-osios trečiadienio, kai po tarifų pauzės S&P 500 pašoko tiek, kad pakliuvo į top 10 istorinių dienų sąrašą, lygiai dieną po to ketvirtadienį viskas apsisuko. Dow Jones indeksas nukrito daugiau nei 1100 punktų, Nasdaq sumažėjo 4,3%, o S&P 500 smuko 3,5%. Kas išgąsdino investuotojus? Naujos baimės banga dėl Trumpo milžiniško 145% tarifo Kinijos prekiams. Toks jausmas, kad šiais laikais investuotojai bijo absoliučiai visko. Absoliučiai visada rasite prognozuojančių krizę individų, kurie kažkada bus teisūs. Bet klausyti jų prognozių yra tas pats, kas sugedė šaldytuvui kviesti meistrą, kuris tik vieną kartą iš 100 rando ir sutvarko problemą. Dabar trumpam sustabdę video galite pamatyti pamečiui nuo 1934 metų, kokios ir kokiais metais buvo priežastis, dėl kurių buvo baiminamasi investuoti ir kurios priežastis galėjo sukelti recesiją. Ir taipogi matysite, kiek nesižvelgiant į šias baimes, į rinkos svyravimus, kiek uždirbo S&P 500. Įžvalga ir idėja investuotojams, tai jeigu nesekate rinkų aktyviai ir išties aktyviai ir tai, kad gaunate porą naujienlaiškių į savaitę ir paskaitote juos kartais savaitgaliais, čia nėra aktyviai. Tai nereaguokite į pasaulio pabaigos pranašystės, tai tik skambios antraštės. Ir vargu, ar jums reikia kreipti daug dėmesio į pavienius ūkio sektorius, tuo labiau pavienes kompanijas. Pilnai pakaks plačiųjų rinkų indeksų keliamų emocinių kalnelių, pavyzdžiui, S&P 500. Video aprašymą rasite edukacinių pavyzdžių plačiųjų rinkos indeksų. O ši diagrama rodo, kaip jautriai rinkos reaguoja į vykstančią prekybos tarifų dramą. Auksas kyla iki 21,74%, tuo tarpu S&P 500 sumažėja daugiau nei 10%. Čia nuo metų pradžios iki 2025 metų balandžio 10-osios ir tokio vaizdo šiame tūkstantmetyje dar nebuvo. Bet tai gan tipinis reiškinys. Kai investuotojai bijo, jie keičia savo investicijų turto klasę į istoriškai saugesnės, pavyzdžiui, obligacijas ir auksą. Ir ties šiuo teiginiu aš šiek tiek paeksperimentavau. Prieš įsigaliojant balandžio 2-osios tarifams suinvestavau turėtą laisvą šimtuką į dvigubą sverto aukso ETF ir dabar gailiuosi, kad neįsinešiau daugiau pinigų, nes per kelias savaitės uždirbti iš aukso 12,81% yra keista, nes anksčiau į auksą žiūrėjau kaip į turto vertės išsaugojimo priemonę, o ne uždirbimo priemonę. Infliacija kovo mėnesį atvėso, kovo mėnesį JAV jį padidėjo tik 0,1%, o Europoje jį sumažėjo iki 6,9% nuo buvusių 8,5%. Euriboras irgi sumažėjo nuo 3,33% iki 2,24%, tai čia yra 6 mėnesių Euriboro duomenys. Bet šis infliacijos sumažėjimas gali būti ir trumpalaikis. Tarifai ir tiekimo sutrikimai gali vėl padidinti kainas, ypač automobilių ir sveikatos apsaugos srityse. O kaip apsisaugoti nuo infliacijos? Naudoti indėlius, investuoti į obligacijų fondus ir ar akcijų fondus. Ir kiek praplėtojant infliacijos ir santaupų temą, šią savaitę žmona sako, žiūrėk, kiek uždirbau. Nuo 4000 apie 170 eurų pelno, kas per metus yra 4%. Tai nieko nedarant, tiesiog už santaupų laikymą sąskaitoje 4% yra labai gerai. O kaip gauti iki 3,4% palūkanų už laikomus pinigus bei kaip investuojant turėti iki 1 000 000 eurų draustas investicijas, atsakysiu pristatant šio video rėmėją socialinį investavimo platformą online brokerį eToro. eToro brokeris draudžia savo klientų investuotojų pinigus ir visas investicijas išskyrus kriptovaliutas iki 1 000 000 eurų sumos ir moka iki 4,3% palūkanų už laikomus pinigus ir siūlo dar daugybę kitų bonusų savo klientam, priklausomai nuo jų turimo kapitalo dydžio. Plačiau pasiskaityti apie bonusus ir sąlygas rasite nuorodas video aprašyme ir ribotą laiką užsiregistruojant su specialia nuoroda gausite investuotojo analitiko profesoriaus Peter Martin 10 paskaitų, 10 valandų video mokymų įrašus, kaip būti geresniais ir sėkmingesniais investuotojais. Žmona užsiregistravo, susikūrė paskyrą ir pasitvirtino tapatybę per 6 minutės. O jeigu kam sunku anglų kalba, lietuvišką registracijos ir naudojimosi gidą rasite video kortelėje ir video aprašyme. Ačiū eToro už šio video rėmimą ir grįžtame prie apžvalgos. Taigi, praeitą savaitę yra puikus priminimas apie amžiną
taisyklė. Niekada nebandykite atspėti rinkos. Ir praeitas trečiadienis 2025 m. balandžio 9 dieną buvo puikus šio patarimo pavyzdys. Kelias valandas prieš JAV pranešimo Goldman Sachs, kas yra vienas didžiausių pasaulio investicinių bankų ir investicijų valdytojų, pasidalino savo nuogastavimais, kad smarkiai padidėjo recesijos tikimybė. Ir šiek tiek daugiau nei po valandos buvo paskelbtos tarifų pauzės naujienos. Ne visai pauzės tarifai sumažinti iki 10%, po kol atsakingi asmenys spės susisiekti su visom 75 valstybėm, kurios kreipėsi dėrėtis ir gerinti sąlygas. Tai va, naujienos apie recesiją, o tada drastiškas 9,59% rinkos šuolis, kuris pateko į 8 vietą pasaulio istorijoje. Čia dabar ekrane turėjote matyti top 20 geriausių ir blogiausių dienų JAV akcijų rinkos istoriją. Įsivaizduokite, išgirdote respektabilaus banko pranešimą, pardavėte investicijas ir po valandos jos pakilo 9,5%. Per valandą, kai metinis vidurkis augimo yra apie 12%. Jeigu nesate profesionalus investuotojas ir investuojate pasyviai periodiškai supirkinėjant investicijas ir toliau laikykite savo periodinio investavimo strategijos. Mano portfelis buvo pasiekęs minus 25% ribą, dabar vis dar minuse, bet laiko klausimas, kai atsistatys ir man šis kritimas nėra baisus, nes šis portfelis man jau yra išmokėjęs daugiau nei 25% dividendais nuo investuotos pinigų sumos. Ir pabaigai, technologijų megakorporacijos per 2 dienas prarado stulbinančius 1,8 trilijonus dolerių rinkos vertės. Ši nuostolių parada vedė Apple su 533 milijardų dolerių nuosmukiu, čia neskaitant 500 milijardų, kuriuos pasižadėjo investuoti plečiant veiklą ir kuriant darbo vietas Jungtinėse valstijose. Tesla krito daugiau nei 10%, Nasdaq patyrė blogiausią savaitinį nuosmukį nuo 2020 metų ir tik vat kas keisčiausia, technologijų gigantai jaučia sunkumus, o čipų gamintojai kaip dirbo, taip ir dirba. Va, pavyzdžiui, Vanex Semiconductors ETF per savaitę pakilo vertėja 8,88%, kas yra labai džiugu tiems, kas yra suinvestavę į puslaidininkių sektorių. Nepamirškite, kad neverta keisti savo ilgalaikių finansinių tikslų dėl trumpalaikių rinkos svyravimų, nebandykite būti ir elgtis kaip profesionalai, jeigu tokie nesate, nepardavinėkite investicijų į minusą ir jeigu norite vieno mygtuko paspaudimu automatiškai ir nemokamai kopijuoti dividendinį portfelį su 11,93% pajamingumu, mano portfelio nuorodą rasite video aprašyme. Ko reikia, kad jūsų investicijos būtų draustos milijonų eurų, kaip gauti 4,3% palūkanų ir kaip gauti specialius mokymus, nuorodas rasite taipogi video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.